Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Ateities karas dabar dažnai apibūdinamas kaip dronų karas, kuriame Ukraina šiuo metu moko ir eksportuoja kovos su Irano bepiločiais orlaiviais priemonės sąjungininkėms šalims. Tačiau Ukraina ne tik dalijasi žiniomis, bet ir mokosi iš karo Irane, kuris be dronų buvo plačiai kovojamas naudojant kosmoso, lazerių ir dirbtinio intelekto technologijas. Karas Irane parodė, kaip Jungtinės valstijos naudoja šias naujas technologijas tarpusavyje priklausomai, peržengdamos naują karo ribą ir tapdamos šios naujos kovos doktrinos atskaitos tašku. Tai atspindi ir Ukrainos tapimą dronų bei kovos su dronais karo atskaitos tašku, kas leido ukrainiečiams atsilaikyti prieš užsitęsusią Rusijos agresiją ir neutralizuoti tolimosios distancijos dronus. Ši patirtis iškėlė Ukrainą į priešakinės pozicijas kovojant su Irano dronais, kurie sukėlė sumaištį Persijos įlankos valstybėse ir privertė Jungtines valstijas reaguoti labai brangiomis oro gynybos raketomis. Vis dėlto žinių srautas nėra vienpusis, Ukrainos analitikai taip pat mokosi iš karo Irane, kaip pagerinti savo pačių gynybą. Lazerinių technologijų įvedimas Irano kare yra vienas aiškiausių rodiklių, kaip keičiasi oro gynybos kaštų logika. Po brangių Patriot raketų naudojimo, Jungtinės valstijos pradėjo naudoti laivuose įrengtus didelės energijos lazerius Irano dronams ir sparnuotosioms raketoms perimti. Lazerių naudojimas daro išsekimo karą prieš pigius dronus daug tvaresnį ne tik ekonomiškai, bet ir amunicijos prasme, nes jie veikia tik naudodami elektrą. Ukraina tą pačią problemą sprendė, kurdama mažus perėmimo dronus, skirtus numušti rusiškus Geran. Dabar keli Ukrainos mokslinių tyrimų kolektyvai ir gynybos partneriai dirba prie kompaktiškų lazerinių sistemų, kurios turėtų papildyti esamus oro gynybos sluoksnius. Kalbant apie kosmoso technologijas, Ukrainos patirtis kare jau parodė, kaip stipriai šiuolaikinė gynyba priklauso nuo palydovų. Tačiau karas Irane taip pat parodė, kaip žvalgybiniai palydovai su infraraudonųjų spindulių jutikliais buvo naudojami Irano raketų paleidimams aptikti iš karto. Nors Ukraina jau remiasi komerciniais palydoviniais vaizdais ir sąjungininkų žvalgybos situacijos suvokimui, šis kosmoso duomenų panaudojimas rodo, kaip tai galima dar labiau integruoti. Tai reiškia, kad reikia sukurti sistemą, kuri galėtų surinkti palydovinę informaciją ir perduoti ją vadovavimo procesams pakankamai greitai, kad paveiktų mūšio lauką, pavyzdžiui, suteikdama Ukrainos oro gynybos daliniams beveik momentinius įspėjimus apie raketų paleidimus. Dirbtinis intelektas yra naujausias abiejose karuose matomas elementas. Jungtinės valstijos naudojo DAI modelius, tokius kaip Anthropic, kad peržiūrėtų didelius žvalgybos duomenų kiekius, išskirtų svarbiausią informaciją ir sudarytų trumpus taikinių sąrašus. DAI naudojimas gali sutrumpinti sprendimų priėmimo laiką nuo valandų ar minučių iki vos kelių sekundžių. Ukrainai tai gali padėti užpildyti žmogiškųjų išteklių trūkumus, paspartinti sprendimų priėmimą ir pagerinti oro gynybos priemonių paskirstimą. Dirbtinis intelektas atlieka platesnį vaidmenį nei lazeriai, nes jis formuoja kiekvieną karo sluoksnį, nuo puolamųjų iki gynybinių veiksmų, o jo programinę įrangą galima atnaujinti greičiau nei bet kokią techninę įrangą. Dėl šios priežasties Ukrainos pareigūnai DAI integraciją laiko vertingiausią pamoką iš karo Irane ir realiausia sritimi, kurioje Ukraina gali sparčiai tobulėti. Suprasdama, kaip svarbu išlaikyti technologinį pranašumą, Ukraina jau žengia šią kryptimį. Dirbtinio intelekto duomenų centras AONE, sukurtas su Britų pagalba, skirtas integruoti neuroninius tinklus į bepiločių orlaivių operacijas, artilerijos palaikymą ir aukšto tikslumo ginklus. Jo tikslas – automatizuoti prognozavimo, taikymo ir valdymo funkcijas, kurios šiuo metu reikalauja didelių operatorių komandų. Be to, Ukraina paskelbė apie DAI pagrįsto vadavietės centro kūrimą oro gynybos koordinavimui kartu su Jungtinių valstijų partneriais, siekdama sukurti nacionalinę sistemą, galinčią prognozuoti artėjančius smūgius ir nukreipti autonominius perėmėjus. Apskritai, konfliktas Irane suteikia naujų įžvalgų apie tai, kaip gali vystytis šiuolaikiniai karai ir kokios technologijos gali juos laimėti. Ateities karus lems tai, kaip greitai valstybė sugebės įsisavinti naujas technologijas ir paversti jas nuoseklią strategiją. Nuolatinės Ukrainos investicijos į DAI vadovavimo struktūras rodo, kad ji jau prisitaiko prie šios realybės, nes išlikimas šiuolaikinėme konflikte vis mažiau priklauso nuo paveldėtos galios ir vis labiau nuo to, kaip greitai šalis gali iš naujo išrasti savo kovos būdus.